Dar kartą sveiki, Gediminai. Labas, Katerina. Ir šį kartą toks švelnus klausimas, maloni tema pokalbiui. Žinau, kad Lietuvos medžiotojų draugija rengia šiuo metu šventę Vilniuje. Tai papasakokit, koks planas, kas bus. Tai rengiam šventę jau 5 kartą Vilniuje. Pirmosios buvo surengtos Vilniaus 700 metų jubiliejaus minėjimui. Tai ten buvo džipų paradai, eisenos su vėliavom medžiotojų, nes visą laiką norim priminti ir savo, ir kitiem Vilniaus, reiškia, ir valdžiai, ir žmonėm miestelėnam, kad Vilniaus istorija prasidėjo nuo medžioklės. Visi žino tą legendą, medžiojo kunigaikštis. Iš tikrųjų tai turėtų būti karalius, nes visam tarptautiniam susirašinėjime jį visi vadino Rex. Tai yra karališkas titulas. Va, ir dabar rengiame vėl rugsėjo mėnesį, 21 dieną, sekmadienį, Žvėrienos puotą šalia valdovų rūmų. Valdovų rūmuose tuo metu irgi bus medžioklės diena. Dar visos smulkmenos, reiškia, tos programos nėra aiškios, nes kol kas turim ten pilių direkcijos ir valdovų rūmų sutikimus, savivaldybė paraiška užregistruota, bet dar posėdžio galutinio, reiškia, nusprendžiančio visus laikus, kas kur ką daro, dar nėra, bet, reiškia, prisidėjo prie mūsų šiais metais yra LMŽD. Tai LMŽD taryba nusprendė, kad dalyvaus ir palaikys šitą šventę, ir šiandien kaip tik ilgą turėjom vėl diskusiją ir aptarimą su LMŽD vadovybė, tai atrodo viskas pozityviai. Gal čia bus pirmas toksai, žinai, krekždė, kad medžiotojų bendruomenė kažkaip tai pradeda vienytis. Labai gera naujiena. Jo, kitas, reiškia, mūsų partneris organizavimo, tai yra Vytenio Urbos, žinoma, pas mus švenčių organizatoriaus VŠI šventė visiems. Tuo pačiu metu jau daugybę metų bus rengiamos tautų dienos, tautų mugė, reiškia, centre mieste. Ir mus buvo pasikvietęs tautinių mažumų departamentas aptarti šitą šventę, nori, kad daugiau dalyvautų tautinių mažumų bendruomenės. Tai va, turėjom diskusiją, gal turėsim ir kažkokių pasirodymų mūsų šventėje tautinių bendruomenių, nes tautų mugė vyks 19, 20, 21 dienomis, jie visada daro 3 dienas, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Mes darom tik sekmadienį, rugsėjo 21 tą šventę. Tai yra kepsim elnę, vėl virsim sriubą miestelėnam, bus keli, reiškia, dar maisto prekybos taškai, bus stalai, kviečiam klubus su vėliavom, reiškia, bus ir suvenyrų prekyba, šaudymas iš lanko, tyras, ten šunys, reiškia, pasakojimai ir pristatymai visuomenėje apie šunų veislės, keli koncertai. Tas dar nėra iki galo išbaigta, bet vis tiek, reiškia, 21 dieną kviečiam medžiotojus ir nemedžiotojus ateiti Vilniuje prie valdovų rūmų į tą šventę, o pradžia prasidės šiek tiek anksčiau negu prie valdovų rūmų, maždaug apie 11-12 valandą vėl rinksimės prie rotušės, medžiotojai su iškilminga apranga, su klubų vėliavom ir draugijų, su šunim, kai kurių šunų, medžioklinių šunų asociacijos, reiškia, prisijungs prie mūsų. Bus orkestras ir mes paskui visi darne eiseną žygiuosime nuo rotušės iki valdovų rūmų ir ten apie 13 valandą jau turi prasidėti mūsų, reiškia, Žvėrienos fiesta skirta Vilniaus miesto gyventojams ir miesto svečiams. Čia medžiotojų tokia, kaip ir dovana, prisistatymas, parodimas, visko, ir žvėrienos, ir maisto, ir bus, reiškia, rėmėjų ir ginklų prekiautojų stendai. Va, dar iki galo sunku pasakyti, kiek iš tikrųjų ko pavyks prisikviesti, bet šiemet entuziazmas žymiai didesnis negu pernai. Tai aš manau, kad šventė bus graži, oro tikimės gero, tai va, visus labai kviečiam. Tai orą reikia užsakyti.
Nu, stengiamės, kiek išeina, žinai. Bet, O papasakokit apie sutarimą, galbūt kažkokie, kaip LMŽD prisidės prie šitos šventės. Tai galima tikėtis, kad daugiau medžioklinių klubų bus, daugiau šunų, daugiau vėliavų. tai mes tikimės, visiškai konkrečiai dar nėra iki galo aptarta, nes iki galo nėra dar su savivaldybė turi būti diskusija ten dėl posėdės renginių, ten tos, reiškia, atsakingos tarnybos, bet šiaip viskas kaip ir daug maž aišku, turim dabar pasiskirstyti, kas už ką atsakingas, dar išnekame su rėmėjais, vieni ten siūlo vienokią paramą, kitą kitokią. Pažiūrėsim, tai vat kažkur už 2 savaičių pasiskirstysim, kas kokius įsipareigojimus prisijima, kokias atrakcijas paruošti šitai šventai su LMŽD. Tikimės gausaus klubų dalyvavimo. Vat ir tiek, aš tiesiog kreipiausi laiškais į visas medžiotojų organizacijas, nes kad reikia galų gale, žinai, ten visi turi, gal ne visi, bet nemažai kas turi programuose, kažkokiuose savo programinėse dokumentuose, tokį dalyką, kad reikia vienyti medžiotojų bendruomenę. Tai reikia kažkada pradėti. Gerai. Neanūkam palikto. Tai va, tai čia toks vienas iš žingsnių, aš manau, kad labai pozityvus ir geras. Tikiuosi, kad jis turės testinumą. Vat ir reikia iš tikrųjų pradėti vienytis ir veikti vieną kryptim. Be jokių, aišku, yra ten nesutarimų, jie taip greitai gal nedings, bet kažkokius žingsnius daryti reikia. Man labai džiugu, kad LMŽD pritarė ir prisijungė prie šito renginio. Manau, kad viskas bus gerai. Tai papasakokit, kokia bus miestelėnams galimybė prisidėti prie medžiotojams tokios būdingos veiklos. Šaudymas iš lanko, jūs pasakėt, šaudykla. Šaudykla tyrė pneumatiniais ginklais, susipažinimas su medžiokliniam šunų veislėm, susipažinimas su medžioklės produkcija ta prasme, kaip yra, reiškia, kailiai, suvenyrai iš ragų ir ten dar gal kažkokie dalykai. Ir ne tik kailiai, bet ir rūbai iš tų kailių. O šiaip tai pagrindė žvėrienos patiekalai. Ir medžioklinė muzika, ir bendravimas su medžiotojais. Aišku, galės ateiti, visokius klausimus paprašyti, paklausti, ką neaišku. Tai kažkokius lekcijas. Dar žiūrėsim, kaip valdovų rūmai, praeitais metais jie turėjo kažkokias ten teminės ekskursijas tą dieną. Taip, lekcijos buvo apie medžioklės istoriją. Jo, buvo, reiškia, tikrai, reiškia, mokslo daktarė Toma Zarankaitė yra parašius disertaciją apie viduramžių, reiškia, iškilmingųjų medžioklės, tai buvo jos paskaita. Gal jinai žadėjo kažkada parašyti ir knygą apie tai, ne tokia mokslinė, bet skirta paprastiem žmonėm, tokia labiau, ne grožinė, bet negrinai mokslinė, tokia, o kažkokia literatūrinė knyga apie to laikotarpio medžioklę. Tai šiandien svarstėm, kad gal mes kreipsimės į ją, kad jinai iš tikrųjų tą padarytų ir bandysim suteikti jai kažkokią tai paramą, nes tai yra darbas ir pakankamai kainuojantis laiko ir kvalifikaciją turėti. Jūs pasakėt, kad šiais metais irgi valdovų rūmuose bus medžioklės diena. Tai ar žinoma, kokią programą, kas ten laukiama? Kol kas nėra žinoma. Tiesiog jie davė sutikimą, kad mes darytume laukia šalia rūmų tą šventę, o kokia bus jų programa, čia išaiškės už poros savaičių. Nes dabar toks labai atostogų metas. Aišku. Tai mes būtinai pranešime apie visas naujoves, kas laukiame šventėje, bet datos jau žinomos, tai visi gali jau rengtis. Taip, gali ruoštis, planuoti savo laisvalaikį. O jeigu kažkas dominasi dalyvavimu kažkokiu kartu su jumis kažkaip dirbti norės, tai reikia ieškoti kontaktai internete ir Facebook'e yra, ten maloniai prašom, nes yra jau tokių žmonių, kurie sakė, ir aš noriu dalyvauti, kaip ne šiaip kaip atėjęs svečias, bet kaip dalyvis, jau tokių yra. Ja. Gerai. Labai gerą informaciją, labai džiaugu, kad bus šventė ir šiais metais ir tikėsimės, kad bus daug svečių ir daug dalyvių ir viskas pavyks net geriau, nei įsivaizduojama dabar.
Pernai tugi buvai toj šventėj, tu matei. Man labai O patiko. visai neblogai pavyko. Taip gražu buvo ir daug buvo žmonių atėję ir Vilniaus svečių ir miestelėnų ir labai buvo tokie didelis susidomėjimas ir dėmesys medžioklės diena ir medžiotojams. Tai tikrai faina buvo. Jo, tai mes pernai gavom gerą paramą iš aplinkos ministerijos, šiemet kol kas dėmesio nesulaukiam. Niekaip, bet, žiūrėsim ateityje, gal kitais metais pavyks kažką tai susitarti, dabar tik tai laukiam rėmėjų atsakymų, kiek mes sugebėsim pritraukti. Tai kas metus šventė bus vis didesnė ir visi mokosi, visi vystosi ir bus dar geriau. Tikiuosi. Ir aš.